Sveiki, jeigu norite, jog jūsų nuotraukos atrodytų taip arba taip, tai labai rekomenduoju pažiūrėti šią pamoką, kadangi papasakosiu, kaip galima suteikti unikalų vaizdą nuotraukom, redaguojant su blend modai, sulėjimo režimais, naudojant solid color ar gradient color sluoksnius ir gauti labai unikalų vaizdą, visiškai kitokį rezultatą, negu iki šiol galbūt pavyko redaguojant nuotraukas. Taigi pradedam dabar. Atsidarom šią nuotrauką ir iškart galim atkreipti dėmesį, jog nors ir labai graži nuotrauka, bet esantis fonas šiai nuotraukoje konkuruoja šiek tiek su pagrindiniais modeliais ir tiesiog mes galėsim tai padaryti, jog jie labiau išsiskirtų iš fono ir tam naudot teal and orange spalvų techniką, kad fonas būtų labiau teal atspalvio, o jie būtų labiau orange atspalvio ir tą padaryti nesudėtinga, mums tiesiog reiks pirmiausiai išsižymėti mūsų modelius. Ta padaryti galima pasirinkus žymėjimo įrankį, tokį kaip Select Object Selection Tool, ir galima paspausti ant mūsų modelių ir automatiškai jie bus pažymėti. Atkreipkite dėmesį dar, kai yra žymimi, prisiartinus kartais lieka vietos iki galo nepažymėtos šiuo įrankiu, tai kad būtų lengviau, tai tiesiog galima pasimti Quick Selection Tool ir su juo pabaigti žymėjimus kažkur viduryje esančių vietų nesužymėtų. Ir dar kitas labai svarbus dalykas, kai yra žymima, tai kartais atsitinka, kad tarp jų esantis plotas irgi patenka į pasižymėjimą, tai jį atimti galima tiesiog įspaudus Alt klavišą laikyti ir tada paspausti tuščią plotą ir jisai bus žymėtas. Ir kai yra mūsų pažymėti modeliai, mums tiesiog reikia juos iškopijuoti. Ta galima naudojant labai paprastai paspaudę klaviatūroje Ctrl+C, tai yra kopijuoti ir tada paspausti Ctrl+V, įklijuoti ir jie bus atskirai layer pirmame iškopijuoti. Tam reikės paskui, kai darysim atskirai fono spalvinimą ir jų. Išsižymėjus mūsų modelius, mes grįžtam atgal į foną ir išsikviečiam apačioj paspaudę sluoksnį Solid Color. Mums labai svarbu, kad šis sluoksnis būtų po mūsų modelių sluoksnių ir pasirenkam atspalvį. Šis atspalvis jisai preliminariai pasirenku, kadangi paskui aš galėsiu keisti atitinkamai, bet kaip ir minėjau, bandysim teal and orange atspalvį naudoti, tai renkuosi tokį atspalvį, kuris labiausiai primena teal atspalvį. Ir pasirinkus labai svarbus dabar yra keli žingsniai. Tai yra pirmas dalykas, jog mes, kaip ir minėjau, naudosim blend modus, sulėjimo režimus sluoksnio. Jie randasi išsiskleidus, kur yra sluoksnio paprastai normal režimas, tai įsiskleidus žemiau esantys įvairiausi režimai. Šiaip rekomenduočiau orientuotis šioje skiltyje, kur yra overlay, soft light, hard light, vivid light, linear light, pin and hard mix. Sakyčiau, su jais pagrindę galima gauti norimą efektą. Overlay, soft light yra švelnesni režimai, toliau einant žemiau link hard light, vivid, linear ir hard mix, jie yra ypač intensyvus, bet mes intensyvumą galėsim kontroliuoti nesudėtingai sekančiam žingsnį. Kaip pavyzdys, aš galiu pasirinkti soft light
ir kur yra fill, kontroliuoti intensyvumą, kiek aš noriu intensyviai matyti tą spalvą ir priklausomai nuo pasirinkto režimo intensyvumas gali labai kardinaliai skirtis, kaip ir minėjau, soft light ir overlay yra tokie lengvesni režimai, jeigu tarkim aš būčiau pasirinkęs hard mix, kas yra vienas iš intensyvesnių, tai mano fill sluoksnis jisai turėtų būti žymiai mažesnis. Ir tokius niuansus iš pradžių gali būti sunku gal susigaudyti, kokio reikia intensyvumo nustatyti fill ir koks turėtų būti suliejimo režimas parinktas, bet čia tiesiog ir praktikos reikalas, tai bandant, testuojant ant įvairesnių nuotraukų ir kadrų tikrai pajausite savo labiausiai patinkantį balansą, tai dėl to tikrai nebijokite eksperimentuoti. Tai grįšiu į soft light, pakelsiu fill ir kitas labai svarbus žingsnis tai yra sutvarkyti taip, kad mūsų parinktas atspalvis jisai tiek šviesiose vietose, tiek tamsiose vietose tolygiau susilietų ir tą labai svarbu padaryti, tai paspaustant mūsų spalvos sluoksnio dešinį mygtuką pelės ir išsikviesti blending options. Ir atsiradus blending options apačioje, kur yra underlying layer nustatymai, dešiniai pusėje, kur yra balta spalva, tai ten yra mūsų šviesiosios vietos, o kairiai pusėje, kur yra juoda, tai yra tamsiosios vietos, arba kitaip highlightai ir šešėliai. Ir jeigu paimsiu ir tik tai tamsiu pirmyn atgal šitą, tai matosi labai aiškiai, kaip subyra spalva šviesiose vietose. Tai labai svarbus momentas yra šitame etape, jog mes turim išskirti šitą rodiklytę ir tą padaryti tiesiog įspausti į klaviatūroje Alt arba Option klavišą ir paspausti pelytės mygtuku ir tada atsiskirs ir mes galim mūsų šviesias vietas atitinkamai ištempt, kad jos nuo šviesaus iki tamsaus tolygiai pasiskirstytų. Tam tikrose nuotraukose tas labiau jausis, kitose mažiau, tai tiesiog irgi matysit pagal praktiką. Ta patį padarysiu ir su rodiklyte, kuri atsakinga už šešėlius, irgi spausiu Alt arba Option, jeigu naudojatės Mac kompiuterį, išskirsiu rodiklytę ir tada ištemsiu atitinkamai, matysiu, kiek man norisi. Pagal tamsias vietas paspausiu OK. Ir rezultatas jau iš tiesų tikrai labai netgi pasikeitęs, jeigu mes išjungsime ir įjungsime šalia sluoksnio esančią akytę, iškart matome, kiek daug duoda šis vienas spalvos sluoksnis tam, kad mūsų pagrindiniai modeliai taptų žymiai kontrastingesni, ryškesni, bet sekantis žingsnis tai bus spalvos sluoksnis būtent ant jų uždėtas. Ir šiam žingsniui tai labai svarbu būtent būti paspaudus ant jų sluoksnio, jog kai iškviesim papildomai spalvos sluoksnį, solid color, jisai iškart atsirastų virš jų sluoksnio. Nors ir iškvietus originaliai jisai atsiranda ir mūsų visam nuotraukos plote, tą mes pataisysime sekančių žingsnių. Dabar aš tiesiog, kaip ir minėjau, dirbant su teal and orange, tai pasirinksiu dabar tokią labiau oranžinę spalvą, atspalvį, šiek tiek gal tamsesnį. Ir
nors ir jisai atrodo toks jau net labiau į rudumą, bet dirbant su sluoksniais, su liejimais, mes dar galėsim kontroliuoti. Ir labai svarbus dabar žingsnis yra tai, kad mes norim pridėti būtent šitą atspalvį prie mūsų modelių. Tai tą padaryti reiktų įspausti klaviatūroje Alt arba Option klavišą ir laikyti spaudus ir su pelyte vesti iki sluoksnių susikirtimo ir atsiradus tokiam kvadračiukui su juoda rodyklyte žemyn, reiškia, kad mes galim paspaudę aktyvuoti sluoksnio prikabinimą būtent spalvos prie mūsų modelių. Ir taip turėtų atrodyti, kai prikabinom atspalvį. Ir dabar tiesiog irgi eisim tuo pačiu žingsniu, nustatysim suliejimo režimą, atitinkamai pasirinksim norimą režimą. Aš dabar irgi naudosiu Soft Light. Aišku, sumažinsiu fill intensyvumą ir taip pat labai svarbus žingsnis tai bus atidarysiu sluoksnio blending option, suliejimo nustatymus papildomus paspaudęs dešinį mygtuką ir tam, kad, kaip ir minėjau, tamsias ir šviesias vietas, kad jos tarpusavėje gražiau susilietų, tai spausiu Alt arba Option mygtuką, atskirsiu šviesių vietų sliderį, pasižiūrėsiu, ypač tas labai jausis ant suknelės dabar, kai tolygiau padalinsiu atspalvį, suknelė nebus intensyvaus to uždėto atspalvio, bei taip pat aišku su tamsia nuotraukos vieta irgi išskirsiu ir taip labiau suliesiu. Ir žiūrėsiu pagal intensyvumą, kiek man norisi, spausiu OK ir vaizdas iškart matosi, jeigu išjungsiu sluoksnį ir matom, ant kiek duoda didelį skirtumą, kai jų odų atspalviai buvo tokie, net sakyčiau, labiau šaltesni, bliškesni ir uždėję Color Fill su Soft Light suliejimo režimu ir sutvarkę iškart suintensyvėjo. Netgi sakyčiau, gal ir per daug intensyvų dabar, dar galima šiek tiek ir fill pamažinti, kad susilietų ir būtų tikroviškiau. Tai va. Ir šitas metodas, jisai yra iš tiesų labai nesudėtingas, kadangi reikia tiesiog įsimint labai kelis svarbius žingsnius, tai jog išsikviečiant, tarkim, papildomą Solid Color sluoksnį, mes jį turim dėti virš mūsų norimo sluoksnio, kurį norėsim redaguoti. Jeigu tai yra iškirpti modeliai, labai svarbu būtent tą iškviestą Solid Color spalvos sluoksnį prikabinti prie būtent mūsų modelių sluoksnių, tam, kad ant jų būtų, o ne ant viso aišku fono. Ir tada pasirinkti suliejimo režimą. Labai rekomenduoju atkreipdėmėsi ir su fill nustatymu ir aišku, būtinai nepamiršt aktyvuoti blending options nustatymą tam, kad su slideriais išskaidyti šviesias vietas ir tamsias, tam, kad to lygesnis būtų šviesos spalvos pasiskirstimas ir iš tiesų rezultatas garantuoju, kad nustebins ir kuo toliau dirbant, tuo labiau pajausite tuos nustatymus, kaip jums geriausiai atrodo. Taigi atsidaręs šią nuotrauką, aš irgi lygiai taip pat padarysiu taip, kad mūsų modeliai labiau išsiskirtų nuo fono, nes fone yra daug įvairiausių lempučių, švieselių ir jie tikrai labai susilieja. Tai visų pirma išsižymėsiu modelius, pasirinkdamas Object Selection įrankį.
kadangi modeliai dar papildomai turi ir tašes, tai aš jas irgi pažymėsiu, kad tolygesnis būtų color spalvos redagavimas. Paspausiu Ctrl+C, Ctrl+V, eisiu tada iškart į foną, paspausiu išsikviesti, dabar naudosiu ne Solid Color, bet Gradient, tas irgi labai įdomus rezultatas ir su gradientu mes galim pasirinkti iš labai plačios galerijos, paspausti reikia šalia rodiklytę ir ta galerija atspalvių yra labai plati, galim pasirinkti, tarkim, jeigu norim kažką žalesnio, kalėdiškesnio, greens, tarkim, atspalviai persipinantį su kitu atspalviu ir paspausti OK, pasirinkti, aišku, iškart jau sluoksnius suliejimą, gal net ir hard mix pasirinksiu, sumažinsiu fill, tada pasirinksiu būtinai dešinį paspaudęs blending options, tam, kad šviesias vietas labiau suliečiau, tamsės, jos taip gražiau persidengtų. Iškart jaučiasi skirtumas nuotraukoje ir ant mūsų modelių taip pat pabandysiu iškviesti dabar irgi papildomai gradient sluoksnį. Pasirinksiu orange opciją ir būtinai pridėsiu, kad būtų būtent prie mūsų modelių spaudęs Alt arba Option, tam, kad ant mūsų modelių būtų uždėta spalva ir pasirinksiu irgi suliejimo režimą, gal pabandysiu overlay, tada sumažinti, aišku, reikia fill, taip pat įsikviesti blending options ir sutvarkyti šviesias vietas ir tamsias vietas, jog jos susilietų tarpusavyje. Ir situacija visiškai kardinaliai pasikeičia, jų atsiranda šiltesnis atspalvis odoje ir jie tampa žymiai ryškesni ir padaręs šiuos kelis žingsnius gaunu tikrai labai neblogą nuotrauką. Taigi atsidarius šitą nuotrauką, tai jausis skirtumas dar geriau, kai yra spalvota siena. Aš pasižymiu objektą, modelį, išsižymiu, aišku, ir ant jo esančias ausines. Paspaudžiu Ctrl+C, Ctrl+V. Taip pat dar kartą grįžtu ant fono ir noriu įsižymėti ir kompiuterį, kad jisai nebūtų paveiktas mūsų spalvų keitimo. Ctrl+C paspaudžiu, Ctrl+V iškopijuoju ir lygiai taip pat galiu paspausti ant išsikviesti, tarkim, vėl gradientą galimu, nes yra visai daug spalvų šitam kambarį ir galiu pasirinkti, tarkim, tokį atspalvį, kuris visai neblogai atrodo ir atlikti suliejimą, tarkim, naudojant soft light, sumažinant fill ir iškart labai
pakeičia visą vaizdą, suliejant. Aišku, dar labai svarbu būtinai nepamiršti ir blending options, tai sutvarkyti šviesias vietas, tamses. Čia gal tas skirtumas mažiau jausis būtent šitoj vietoj. Jeigu man, tarkim, šis atspalvis ne iki galo patinka, aš bet kada galiu paspaudęs ant gradiento pakeisti į visiškai kitą atspalvį. Kiek tik noriu kartų galiu tą pakeitimą daryti ir žiūrėti, kaip atrodo, ar labiau norisi kito atspalvio, ar dar keisti, o paspaudęs OK, tai modeliui iškviesiu papildomai solid color, kad kažką link tamsesnės spalvos norėsiu parinkti su Alt įspaudęs arba Option ir ant modelio sluoksnio, kad jinai būtų, ir parinksiu suliejimo režimą atitinkamai, sumažinsiu fill, pasižiūriu dar pagal situaciją, kuris labiau bus tinkamas, ir išsikviesiu dar blending options. Visada tą rekomenduoju atlikti žingsnį, kuris tiesiog padeda dar geriau sutvarkyti atspalvio tolygumą, kaip buvo be ir kaip su, tai tikrai labai jaučiasi skirtumas, ir kompiuterį aš specialiai palikau iškirptą, nekeičiu jos spalvos, nes jeigu jisai būtų neiškirptas, jisai šiek tiek būtų irgi nuo fono atspalvio pasikeitęs, ir turiu tikrai labai įdomią nuotrauką ir viskas atrodo žymiai geriau padarius šiuos kelis žingsnius su spalvom, pakeitus fono spalvą, pačio modelio spalvą. Taigi, tai nėra sudėtingas metodas redaguoti nuotraukas. Aišku, reikia praktikos tam, kad įgusti ir greičiau atlikti šiuos žingsnius, bet rekomenduoju patiem pasibandyti ir manau nenusivilsit rezultatais, ir tiesiog labai būtų įdomu, jeigu pasidalintumėt savo rezultatais, kas gavosi, ir šią pamoką būtų tiek, ir susitiksim kitame epizode. Iki.